Artėjanti žiema neabejotinai turi savo žavesio, tačiau daugeliu žmonių atneša ir nemažai bėdų. Daugiau nei pusė moterų, vyrų ir netgi vaikų atėjus šalčiams jaučia išsausėjusios odos sindromą, o kai kurie nuo šios problemos kenčia ir visus metus ar net visą gyvenimą. Štai Eila su sausa oda, tempimu ir paraudimais taikstėsi ilgai, tačiau atrastos priemonės padėjo atsisveikinti su šiurkščiomis rankomis ir išsausėjusiomis lūpomis. Kartu keliavome pas dermatologę, kuri padėjo mums sužinoti daugiau. Vienas iš sausos odos požymių yra šerpetojimas, pleiskanojimas. Tai eitų kalba taip pat ne tik apie veido odą, viso kūno oda gali išsausėti ir moterims tikrai labai gerai žinomas požymis, ypatingai žiemą, netgi ir neturint problemų, bet tiesiog nepakankamai laiko skiriant priežiūrai kūno, mes galim pastebėti tarsi toks sniegas ant mūsų kojų, ypatingai kai dėvime pėdkelnes, matome nusiėmanties toksai pažyras sniegelis. Sausa oda gali būti prigimtinė arba įgyjama. Neteisinga priežiūra, netinkamos priemonės ir net gyvenimo būdas gali nulemti jūsų odos būklę. Kaip metams bėgant atrodys mūsų veidas, kokia bus galvos oda, ar švelnios bus mūsų rankos ir ar žvilgės įdegusios kojos, visa tai priklauso nuo odos drėgmės. Reiktų rinktis priemonės daugiau maitinančias, nedrėkinančias, bet jau maitinančias, kurios apsaugotų odą nuo išsausėjimo ilgesnį laiką. Jo sudėtyje gali būti tiek šlapalo, kuris, sakykime, jo nedidelis procentas gali drėkinti odą, didesnis procentas jau mums padės apsisaugoti nuo tų vadinamų pleiskanėlių ir odos šerpetojimo. Sausa oda gali pasireikšti skirtingose kūno vietose, tačiau problematiškiausios paprastai būna rankos, kojos, pėdos, lūpos. Skirtingoms kūno sritims taikomi skirtingi kremai, jų sudėtis taip pat gali skirtis. Tačiau veiksmingos priemonės turėtų turėti šlapalo, taip pat vitamino E, drėkinančių medžiagų lanolino, glicerino ir būti natūralios. Be kremų vėlgi reiktų atkreipti dėmesį, kuo mes odą prausiame ir kaip prausiamės. Nereiktų sušalus pulti į labai karštą dušą ir ilgai tuo mėgautis ir labai karštom voniom, nes karštas vanduo taip pat labai išsausina odą. Dėmesio, naudingas patarimas. Po karštos vonios ar dušo visiems galioja 3 minučių taisyklė. Tai reiškia, jog per šį laiką turite pamaitinti odą drėkinančiu ar maitinančiu kremu, palepinti aliejumi. Šis metodas neleidžia drėgmei išgaruoti ir sulaiko ją odoje. Tačiau vien aliejaus tikrai nepakaks. Tepimas kūno, ypatingai dabar labai populiarus vien tik aliejais, odos nedrėkinant, skirtingai negu mes manome, nes aliejuje nėra vandens. Taigi jisai tiktų naudoti, jeigu jums patinka aliejai, tik tai tuomet, jeigu jūs pirmą odą sudrėkinate, pamaitinate drėkinančiais kremais ar maitinančiais kremais ir tada lašelį galima įmasažuoti viso kūno odą arba pilti į vonią, jeigu mėgstate gulėti vonioje. Žinoma, pasitaiko atveju, kai sausa oda yra žvynelinės, dermatito ar kitų ligų požymis. Nors šioms ligoms taikomos įvairios priemonės, kasdieniai priežiūrai vis tiek reikalingi drėkinamieji, maitinamieji kremai. Jų sudėtyje negali būti dirbtinių kvapų, spalvų ar kitų cheminių elementų. Svarbu, kad kremas numalšintų niežėjimą ir greitai įsigertų į odą. Reikalingi mums lipidai, tai yra tarsi riebalinis sluoksnis mūsų odos išsausėjusios. Gali būti polisacharidai, kaip minėjau, šlapalas, urė arba karbamidas, kuris yra natūralus odos drėkiklis ir jo tam tikras kiekis iki 5%, mes tą galime matyti sudėtyje, jisai atlieka drėkinančią funkciją, ir didesnis procentas negu 10 jau suardo tarp ląstelių jungtis, tarp negyvų ląstelių jungtis, tarp raginio sluoksnio ląstelių ir padeda greičiau atsisluoksniuoti suragėjusiai odai. Savo grožio lentynėlėje turbūt kiekviena turime rankų ar veido kremą įsigytą kosmetikos parduotuvėje. Tačiau pastebėjus tempimą, pleiskanojimą ar kitus nemalonius pojūčius, priemonių reikėtų ieškoti vaistinėse. Būtent čia esantys produktai pasižymi greitesniu veiksmingumu, kurių poveikis pastebimas jau po pirmo panaudojimo. Eila sako, atradusi kremą, kurio sudėtyje esantis dimetikonas minkština odą, tačiau nepalieka riebumo pojūčio. Visą laiką turiu su savimi kremo rankų, visada niekur be jo neišeinu. Dažnai, kaip išplaunu rankas, o jas dažnai plaunu, tai tenka ir dažnai kremą automatiškai naudoti. O kada šaltuoju periodu, tai dar dažniau.
Na ir galiausiai skirkite pakankamai dėmesio savo gyvensenai. Sveikai odos būklei neįkainojamą naudą turi vandens vartojimas. Šaltuoju metų laiku reikėtų nuolat dėvėti pirštines, o kiekvieno vakaro rutiną turėtų papildyti odos lepinimas kremais ar balzamu. Odos nepriežiūra gali privesti prie rimtesnių ligų, todėl klausykite savo kūno ir jei reikia, pasirūpinkite tuo čia ir dabar.